Taigi, merginos, kadangi netrukus mūsų laukia varžybos ir ne tik varžybos, o čempionatas, tai treniruosimės ne kartą, o 3 kartus per dieną. Ryte, po pietų ir vakare. Puikiai supratote? Trenerė Ebi, ar jums šiandien bloga nuotaika? Ne, mano nuotaika puikia. Tai tiesiog nereguliarios varžybos, tai yra čempionatas. Ar norit laimėti? Žinoma, trenerė Ebi, kodėl tu klausi? Tai reiškia, Diana, kad kiekvieną dieną turėsime daugiau treniruočių. Noriu pamatyti, ką naujoji mergina gali ir ar gali ką nors padaryti. Čia, parodyk trenerį Ebi, ką tu gali padaryti. Ji nurims. Parodyk šaunų šokį. Nagi, sėkmės. Gerai. Nagi, aš noriu pamatyti, kokia tu lanksti. Ačiū, užteks. Merginos, manau, kad kažkas negerai su trenerė Ebi. Šiandien ji neturi nuotaikos. Manau, kad ji manęs nemėgsta. Taip, kažkas tikrai negerai. Nesijaudink, tiesiog daryk viską 100%, parodyk, ką gali. Manau, kad žinau, ką turiu padaryti. Diana, aš manau, kad turiu tapti tavo geriausia draugė ir tada trenerė Ebi elgsis su manimi geriau. Nesupratau? Sustok, Čip, aš jau turiu geriausią draugę ir tai Knopa. Ir aš? Na, Diana, manau, kad galėtume būti geriausios draugės. Ar ne? Ne, man tai visai nepatinka. Gerai, merginos, jūs čia visos draugės. Eskime pratimus, nes trenerė Ebi ateis ir pradės ant mūsų šaukti vėl. Čia pasitreniruokim. Diana, kas čia buvo? Knopa, nesijaudink. Ne, aš nerimauju.